Saugios vietos meditacija. Atsisėskime patogiai, taip kad jaustume visą savo kūną, kad jaustume savo kūną kaip visumą ir jaustume savo atskiras kūno dalis. Truputį pakvėpuokime, taip kad pramankštintume savo dėmesingumą. Sutelkime savo dėmesį ties kvėpavimu. Pabuvę kelias akimirkas su kvėpavimu, gal galime leisti kilti vaizduotėje saugios vietos vaizdiniui. Galbūt galime prisiminti kažkokią vietą vaikystėje, kur mes jautėmės labai saugus. Gal galime atrasti tokią vietą, kur jautėmės ramūs, saugus, džiaugsmingi, kur buvo gera ir mes galėjome būti laimingais vaikais ten. Jei mums tokią vietą savo praeityje atrasti sunku, galime pakviesti įsivaizduoti save tokią vietą. Leisti kilti jos vaizdiniui vaizduotėje. Galbūt iš perskaitytos knygos ar matyto filmo. Galime užsimerkę leisti sau matyti tą idealią, labai gražią, ramią, saugią vietą. Kai mes leisime kilti tam vaizdiniui, mes galime suaktyvinti visus savo sensorinius pojūčius, kad įtvirtintume tą vaizdinį savo smegenyse, savo galvoje ir savo kūne. Ir iš pradžių gal galime pakviesti save prisiminti ar pagalvoti, kokie ten vaizdai buvo toje saugioje vietoje. Ir leisti sau įsivaizduoti tuos vaizdus. Gal aplink esančią gamtą, o gal patalpas, bet kurią vietą, kurioje mes jautėmės saugiai ir gerai. Bandykime leisti kilti kuo daugiau vaizdinių ir užfiksuokime juos savo galvoje.
Dabar gal galime įjungti savo klausą ir prisiminti, kokie ten garsai galėjo būti, ką mes girdėjome aplinkui. O gal net prisimename kokius nors garsus, sklindančius iš savo vidaus, pavyzdžiui, kvėpavimą ar savo širdies plakimą. Kokie garsai mums mūsų mintyse siejasi su šia saugia vieta? Ką mes saugioje vietoje galime ir norime girdėti? Įtvirtinkime kuo daugiau garsų iš savo prisiminimų savo galvoje. Padėkoję sau, gal galime pereiti prie kito pojūčio, prie kvapų. Ir gal galime bandyti užsimerkę, tarsi prisiminti ar įsivaizduoti, kokie kvapai galėjo pasiekti mus toje saugioje vietoje. Ir pabandykime juos tarsi patirti iš naujo. Tada padėkoję sau, gal galime prisiminti, kokie kūno pojūčiai buvo, kokioje mes kūno padėtyje buvom, sėdėjom ar gulėjom, gal buvom prie ko nors prisiglaudę. Pabandykime prisiminti tuos kūno pojūčius, tarsi patirdami juos iš naujo. Leiskime kilti vaizduoti tiems kūno pojūčiams, kurie buvo jaučiami ar galėjo būti jaučiami saugioje vietoje. Dabar padėkoję sau, gal galime pereiti prie skonio pojūčių. Gal galime leisti kilti vaizdiniui, kokį skonį mes galėjome jausti. Gal mes ką nors valgėme ar gėrėme, ar tiesiog jautėm kažkokį skonį savo burnoje. Gal galim pakviesti save tarsi patirti tą skonį iš naujo. Ir dabar padėkoję sau,
Gal galime pabandyti užsimerkę įsivaizduoti viską: vaizdus, garsus, kvapus, kūno pojūčius, skonius, viską viename. Ir tarsi visomis juslėmis pasinerti į tą saugią vietą. Pakvieskime save visais pojūčiais joje pabūti. Dabar jau tikrai dar kartą pasakykim sau ačiū, padėkokim ir užfiksuokim tą vaizdinį ir žinokim, kad jeigu mums kada nors bus sunku ir mes norėsim pailsėti, mes visada savo vaizduotėje galėsime patekti į tą saugią vietą ir pasijausti ten atsipalaidavę, saugūs ir laimingi.